Skaičiuojama, kad prie griežtai saugomos teritorijos buvo susirinkę maždaug 1500 žmonių. Laužti užtvaras ir mušti eitynių dalyvius ragino ir buvęs Seimo narys Vytautas Šustauskas, Kauno vicemeras Stanislovas Buškevičius, radikalas Mindaugas Murza. Įsdos pasakyti, aš sakau, nuo homoseksualizmo iki šizofrenijos vieną žingsnį. Galima pranešėjus paklausti, kuo skiriasi, kuo homoseksualai yra pranašesni už šitos nekrofilus, pedofilus ir kitus. Tai jie irgi toj teisų reikalaus ir čia konferencijas ruoš Seime mums. Gerbiamas Gražulį, dabar vyksta spaudos konferencija. Tai gėda Seimui, kad leido krikščionys demokratai bendrai tokias spaudos konferencijas, kad ir man gėda, kad supuvę, atsiprašant atvažiavę iš Europos Sąjungos, kuri dar supuvus morališkai, šitą propaguoja ir Lietuvai. Tragedija yra. Jūs pažeidžiate kitų asmenų teisės ir laisvės. Taigi, galima uždrausti, remiantis Konstituciją ir Europos teise. Neklaidinkit žmonių. Anksčiau buvo komunistinė diktatūra, dabar yra seksualinė diktatūra homoseksualų. Anksčiau sodino mus į kalėjimus, kad mes kritikavom Sovietų sąjungą. Dabar mus bando bausti ir teisti dėl to, kad mes taip pat ginam prigimtinės žmogaus teises. Mes nekalbame šiandien apie toleranciją, nes tolerancija nepasiekiama spaudimu. Žmonės kodėl nepalaiko šitų eitynių? Ne todėl, kad jie yra homofobai arba netolerantiški kitos seksualinės orientacijos žmonėms. Todėl, kad jie mato šiuose veiksmuose, o tą akivaizdžiai rodo būtent inicijuojami konfliktai, tam tikros gyvensenos, tam tikros filosofijos, tam tikrų vertybių propagandą. Tai nesidaugina, bet daugėja. Kaip jie daugėja? Per metus. Tauta mūsų išmiršta, nuolat mažėja, o šita veislė dauginasi. Kaip jie dauginasi? Pasakytų, va, propaguoja visokius, kas yra, užsima propagandą, o Seimas nemato. Homoseksualai turi lygiai tokias pačias teisės, kaip ir kitos visuomenės grupės. Lietuvoje, taip? Taip, Lietuvoje. Bet, kai mes kalbame apie šeimą, apie tėvystę, tai nėra tokios, kaip sakant, individualios teisės, kurias mes galime suteikti arba atimti. Tėvystė, šeima, tai yra visuomenės institutai, kurie atsiranda iš įsipareigojimo kurti, auginti gyvybę, o homoseksualai to negali padaryti. Tai tokiu atveju tai jie negali sukurti gyvybės, jie gali įsivaikinti, bet jie negali pagimdyti gyvybės, jie negali auginti. Kurie turi vaikų. Ar viskas bus gerai, kai šeimoje yra tėvas ir tėvė, arba mamas ir mama? Mesgi nežinom iš tikrųjų. Įtariu, kad tai yra negerai. Homoseksualizmas yra nuodėmė. Tai aš negaliu nieko kitaip ir manyti, kad įvairūs homoseksualistų paradai tai yra blogis. Jeigu jie ten nori, tegu kažką tai tarpusavį nematant privačiai daro, nors mes to nerekomenduojam jiems, bet tačiau eiti ir rodyti savo iškrypimą ir tai reklamuoti jaunajai kartai, diegti kaip gyvenimo būdas, kaip vertybė, na, tai tada tokiu atveju, pavyzdžiui, aš asmeniškai niekada, galiu pasakyti, nesutiksiu. Manau, kad aplamai neturi jie vaikščioti ir esu pateikęs įstatymo projektą, aš manau, kad artimiausiu metu bus įtrauktas į darbotvarkę. Nežinau, Seimas kaip apsispręs, kad tokie renginiai aplamai būtų draudžiami mūsų valstybei. Tegu jie gyvena privatų gyvenimą, bet tegu nesireklamuoja. Tai mano yra tokia pozicija, jinai nekinta, yra tokia ir išliks tokia. O kodėl jie negali eiti, pavyzdžiui, jūs net į upės gatvę jiems norėtumėte? Aš gal eičiau Lukiškių kalėjime galėtų eiti, ten solidarizuoti su kaliniais. Ten, kaip žinot, tie gaidukai labiausiai yra skriaudžiami, tai tokiu būdu juos biškutį solidarizuotų su jais. Nu ir galėtų dar naujai įrengtas, atitinka visus ES reikalavimus, kad kariotiškus sąvartynas galėtų ten žygiuoti. Jų ten vieta, aš manau. Bandom apsaugoti nuo afrikinio kiaulių maro, o, žinot, homoseksualai, pederastai nešioja venerinės ligas, AIDS ir kitas. Tai, kai jie praeis, mes bandysim nutraukti nuo prospekto, o kad jau užsikrėstume, tai apsišarvavom įvairiausiam, kai sako, priemonėm, šalmais, chalatais, respiratoriais ir bandysim, kad ten renkasi vaikai, jaunimas prie Kudirkos paminklo ir mes manom, kad bijom, kad jau užsikrės. Sąžinė, pilietiška. Pederastai aukso fondas tavo, ne kad tu saugai.
Visi gali eiti, Seimo narys negali praeiti. Gedimino prospektų. Kas čia Pedrastų prospektas yra? Už Lietuvą! Už Lietuvą, vyrai! Žinote, niekas netrukdo. Vyrui ir vyrui, atsiprašau, aš labai maišausiu, nes man tai labai neįprastas dalykas. Šiuo atveju, reiškia, homoseksualų pora turės teisę įsivaikinti vaikus. Aš matau grėsmę tiek mūsų Lietuvos, tiek ES išmirimui, kas ir vyksta. Manau, kad mūsų valstybė pirmiausia turėtų ginti vyrą ir moterį, jų šeimą, nes šiandien gaunasi, kad mažuma yra tradicinė šeima. Nematote, kad galėtų būti įteisinta, ar ne? Aš nematau, kad tai šiandien reikėtų daryti. Ministrė, dabar po tragedijos... Nes tai labai reti atskiri tokie reiškiniai, sakyčiau. Statistika tą rodo. Mes pirmiausia turime sureglamentuoti tuos dalykus, kurie yra svarbiausi. Tai dar artimiausius 4 metus tikriausiai apie tai nebus galvojama. Aš manau, kol būsiu ministru, apie tai nebus kalbama. O jūsų asmeninė pozicija dėl partnerystės homoseksualių porų, tarkim? Mano asmeninė, aš tokios nenorėčiau net turėti. Aš manau, kad dabar valstybė yra daug svarbesnių klausimų. Pirmiausia, išspręskim partnerystę tarp vyro ir moters. Duodasi per kitą galą ir šaukia viso pasaulio. Tai gėdos bent turėtų, bet jau matyt, su psichika yra blogai. Ir tai daro didžiulę žalą jaunimui. Dabar prisipažintų, kad aš esu narkomanas, alkoholikas ir džiaugtųsi ant viso pasaulio. Tai dar blogiau, kad ministras. Išraškas jūs nežino, ką daryti iš gero gyvenimo. Atsistatydinti reikia kuo greičiau. Tokiam ministrui. O nepropaguoti savo gyvenimo būdą šitokį. Iškrypimą. Kad mes susidarėme su ideologinė grupe. Iš iškrypusių lytinių santykių paversta ideologinės karas kažkoks padarytas prieš šeimą. Aš tikrai esu prieš, nes manau, kad ir mūsų garbūs senjorai, kurie nesupranta šitų dalykų, verti pagarbos ir nemanau, kad dėl to reikia erzinti mūsų visuomenę. Jūsų nuomonė, homoseksualios poros yra labai retos išimtis ir tokių dalykų Lietuvoje beveik nėra. Taip, aš manau, kad daugiau yra propagandos negu tų porų. Tai ir net nereikia spręsti jų problemų. Lai jie patys spręs. Taip, gerbiami, arba kabutėse gerbiami liberalai, kur turėtumėt kalbėti už demokratiją, už teisingumą, už vertybės, be abejonės liberalų vertybės tai yra niekšybės. Asmeniškai aš kaip žmogus ginu Konstitucijoje įtvirtintas vertybės, kad Konstitucija nebūtų vien tik tais tuščias popieriaus lapas, kur tapus mums ES nariais mes paminėme Konstituciją ir bandome pataikauti besąlygiškai Europai, kuri neša supovimą į mūsų valstybę. Gerbiami liberalai, jūs esate tolerantai, tai aš jums ir įteiksiu šitas kelnes, kur patobulintos yra su užtrauktuku gale. Tai čia yra langas į Europos vertybės. Kolegos, aš labai paprašysiu išvesti Petrą ir padaryti tvarką čia. Pidarai, liberalai, pidarai. Masiulis, vagis, nusikaltėlis ir pedarastas. Klasikinis liberalizmas yra degradavęs ir tai labai naudinga toms, sakysim, mažumoms, kurios turi problemų dėl iškreipto elgesio. Jos siekia privilegijų.